Labas, labas. Labas, labas, labas matematika. Sveiki visi, dideli ir maži, pūstažandžiai, ilgakasiai ir trumpaplaukiai, įsišiepę rimti vaikų radijo klausytojai. Su jumis šiandieną sveikinasi nauja laidelė Labas matematika ir jos vedėjos Ieva ir Lina. Taigi šį pusvalandį su jumis susipažinti taip pat atvyko ir begalė naujų rubrikėlių. Tikiuosi būsite drąsūs ir aktyvūs ir galiausiai tapsime geriausiais draugais. O ar žinote, ką veikia geriausi draugai? Na, pasakykite man garsiai, kągi veikia geriausi draugai. Taip, teisingai. Geriausi draugai dainuoja, šoka, kartu kepa smėlio pyragus ir žinoma, kalbasi. Išties geriausi draugai labai daug kalbasi. Tikiuosi šiandien mes taip pat daug kalbėsimės. Mes jums papasakosime apie žavingą poniutę Madam Matematiką ir jos stebuklingą miestelį, kuriame ji gyvena kartu su skaičiais. Nesijaudinkite, su visais jais laikui bėgant jūs supažindinsime. Tačiau po to norėsime, jog ir jūs vienosių mūsų beklausydami nekrapštytumėte. Tad kiekvieną kartą, kai susitiksime, pasistengkite po ranka turėti pieštukų arba flomasterių bei piešimo lapą. Ar sutarėm? Tad dabar, kol skamba dainelė, visi greitai susirandame baltą popieriaus lapą ir kokį nors pieštuką. Taigi, ieškokite pieštukų ir susitinkame po dainelės. Labas, labas. Labas, labas, labas matematika. Porušėlė septintaškė, panaši į mažą braškę. La 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 la, la 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 la.
labas matematika. Tad dar kartą sveiki sugrįžę. Tikiuosi visi susiradote kuo ir ant ko piešti. Šiandieną mes rubrikėlėje pamokėlėje dar rimtų temų negvildensime, o tik susipažinsime su elegantiškąja mada matematika. O kol aš apie ją pasakosiu, tikiuosi jūs ją nupiešite. Sutarėme? Puiku. Tada pradėkime. Rubrikėlė pamokėlė. Rubrikėlė pamokėlė. Rubrikėlė pamokėlė. Mažame miestelyje ties upe gyvena įstabi dama, kurią visi vadina matematika. Kad jūs žinotumėte, kokia graži ir stebuklinga toji ponia. Jos ilgas saulėje mirgantis sijonas lengvai plazda vėjyje. Neįprasti karoliai tarsi suverti iš mažyčių žalsvų perlų, kurie puikiai dera prie ugnies spalvos tvarkingai kriauklę surištų matam plaukų. Matematika yra skaičių miestelio įkūrėja ir merė. Jos pagrindinė pareiga palaikyti tvarką miestelyje, padėti miestelio gyventojams susiskaičiuoti ar pasverti savo uogienių ir grybų atsargas surinktas žiemai, prižiūrėti naujai statomų namelių darbus, juk reikia apskaičiuoti, kiek kokiam nameliui reikės lentų ir vinių, kad šių nepritrūktų, ir dar daug kitų darbų. Negana to, šis kaimelis nėra paprastas. Jame negyvena nei žmonės, nei gyvūnai, tačiau jie dažnai čia užsuka. Bet jei šiame miestelyje žmonės tik svečiuojasi, tai kas tuomet čia gyvena? Ogi čia gyvena skaičiai. Neįsivaizduojama daugybė skaičių. Galbūt ne su visais, bet su pirmaisiais mes tikrai dar susipažinsime. Tačiau šiandien jau grįžkime iš skaičių miestelio į vaikų radijo studiją. Rubrikėlė pamokėlė. Rubrikėlė pamokėlė. Rubrikėlė pamokėlė. Tad ar patiko jums vaikai mada matematika? Ar įsivaizdavote ją? Ką ji veikia? Kokius batus avi? O ar spėjote ją nupiešti? Jei ne, nieko tokio. Piešinį pabaigsite vėliau, o įspėjote puiku. Tačiau ar pastebėjote, jog jūsų piešinyje ji tik viena? Jei juk liūdna, tad gal po laidelės galėsite šalia matematikos nupiešti ir save patį, o po to jau vėliau tėvelių ar darželio auklėtojų padedami nufotografuokite arba nuskenuokite savo piešinius ir atsiųskite juos mums. Būtent tai ir bus jūsų šios savaitės namų darbai – nupiešti save ir mada matematiką. Lauksime jūsų laiškų elektroniniu paštu labasmatematika@gmail.com. Labas, labas. Labas matematika. Kaip įdomu. Kaip įdomu! Kiek gali nekvėpuoti? Skorpionai tai tokie vabaliukai turintys dvi į žnypliukes panašias ataugas priekyje ir vieną uodegą su geluonimi gale gali sulaikyti kvėpavimą net iki 6 dienų. Ar galite tuo patikėti? Tai tarsi nekvėpuoti visą pirmadienį, tuomet antradienį, galiausiai nei oro gurkšnelio neįkvėpti ir trečiadienį, po to ketvirtadienį, lygiai taip pat ir visą penktadienį su šeštadieniu. Ir įkvėpti tik sekmadienį. Skorpionai nekvėpavę gali išbūti nuo pirmadienio iki šeštadienio. Tuo tarpu žmogus nekvėpavęs gali išbūti vos kelias sekundės. Koks tavo ūgis? Ar žinai, koks tavo ūgis?
Gal namuose turite vietą, kur tėveliai išmatavę tavo ūgį jį pažymi? Jei nori sužinoti, kokio ūgio maždaug esi, ištiesk abi rankutes į šonus. Tavo ūgis maždaug toks, koks ilgis yra nuo vienos rankytės pirštukų iki kitos. Po laidelės paprašyk, kad mamytė, tėtukas, darželio auklėtoja arba draugas išmatuotų atstumą, kurį gauni ištiesęs abi rankutes. Taip pat išmatuokite ir tikrąjį savo ūgį. Pamatysite, kad mes nemeluojame. Gausite panašius skaičiukus. Tad kitą kartą, kai kas nors sakys, kad jau labai didelis užaugai, sakyk ne toks ir didelis ir ištiesęs rankutes į šonus ištark. Tik toks. Apsikabinimai. Amerikos mokslininkai ištyrė, jog apsikabinimai ne tik malonumo, bet ir sveikatos šaltinis. Paaiškėjo, kad dėka apsikabinimų organizme padaugėjo oksitocino. Tai toks linksmas hormonas, kuris padeda atsikratyti depresijos ir vienišumo jausmo. Mokslininkai sako, jog kuo dažniau apsikabinsime mylimus žmones, tuo sveikesni būsime. Tad dabar visi apsidairome aplink, atrandame savo mylimiausią žmogutį, tai gali būti mama, tėtis, senelis, močiutė, brolis, sesė ir geriausias draugas, ir šiltai 3 kartus jį apkabiname. Taigi, jūs jau pasiruošę? Skaičiuojame visi kartu. 1 apsikabinimas, 2 apsikabinimai ir 3 pats stipriausias 3 apsikabinimai. Dabar visi paplokim patys savo. Na, ar jau jaučiatės laimingesni ir sveikesni? Kiek dienų per metus pramiegame? Įprasti metai turi 365 dienas. Paroje yra 24 valandos. Per parą vaikučiams reikia miegoti bent 10 valandų. Todėl per metus pavyzdingas vaikas miega 3650 valandų. Tai reiškia, kad per metus jūs miegate net 152 dienas. O tai yra apie 5 mėnesius. Tik įsivaizduokite, kad kaip koks lokys ar barsukas nepabusdami išmiegate visą žiemą ir dar pusę pavasario. Gimtadienis. Kiekvienas žmogus švenčia savo gimtadienį kartu su dar bent 9 milijonai žmonių visame pasaulyje. Įsivaizduojate? Tikiuosi šiandien mūsų klauso kas nors švenčiantis gimtadienį. Tad sveikiname tave, mūsų draugė, su tavo švente ir linkime tau tiek laimės, kiek yra centimetrų tarp Žemės ir Mėnulio. Ar bijote griaustinio? Garsas taip pat keliauja ir jis skrieja greičiau nei kai kurie lėktuvai. Garso greitis yra maždaug 1 kilometras per 3 sekundės. Taigi, kol jūs suskaičiuojate iki 3, garsas jau spėja nukeliauti 1 kilometrą. Žinodami garso greitį, galime suskaičiuoti, kaip toli dunda griaustinis. Visada per audrą pirmiausia pamatome žaibą, o tik po kurio laiko išgirstame griaustinį. Pamačius žaibą, skaičiuokite iki 3. 1 kartą suskaičiavę, užlenkite 1 pirštuką ir vėl pradėkite skaičiuoti iki 3. Taip skaičiuokite ir lenkite pirštukus tol, kol nudundės dundulis griaustinis. Audra yra už tiek kilometrų, kiek pirštukų spėjote užlenkti. Pažaiskime.
Aš sakysiu žodžius žaibas ir dundu dundu. Tavo užduotis suskaičiuoti, kaip toli dunda griaustinis ir ar reikia jo bijoti. Tad pasiruoškite skaičiuoti iki 3 ir lenkti pirštukus. Kai ištarsiu žaibas, jūs pradėkite skaičiuoti. Taigi, pradedame. Žaibas! 1, 2, 3, greitai lenkiame pirmąjį pirštuką. 1, 2, 3, lenkiame antrąjį pirštuką. 1, 2, 3, lenkiame trečiąjį pirštuką. 1, 2, 3, lenkiame ketvirtąjį pirštuką. 1, 2, 3, lenkiame penktąjį pirštuką. Dundu, dundu! Taigi, pažiūrėkime, kiek pirštukų užlenktų. 5. Tai reiškia, kad žaibas dundulis yra už 5 kilometrų. Na dabar jau mokėsite apskaičiuoti ir tėveliams galėsite papasakoti. O ar žinote, kodėl žaibas pasirodo anksčiau nei griaustinis? Ogi todėl, kad šviesa yra daug greitesnė už garsą. Bet apie šviesos greitį pakalbėsime kitoje laidelėje. Na, o jei vis tiek šiek tiek bijote griaustinio, pasiklausykime dainelės apie lietų. Kaip įdomu. Kaip įdomu. Lyja ir nuotaikos jau seniai nėra. Lyja, ilgai nesimatėm. Vaikščioju viena. Tyli, nuliūdus mergaitė. Kaip senais gerais laikais, pavaišinsiu tave ledais. Karameliniais gardžiais, riešutų baltais kalnais. Kaip senais gerais laikais, pavaišinsiu tave ledais. O kai liūdesys praeis, būsim mažais draugais, vėl būsim draugais. Šitiek ledų prisivalgiau. Sninga, žemužė baltuoja už langų. Laimingi, sutiksime šventę. Kaip senais gerais laikais, pavaišinsiu tave ledais. Karameliniais gardžiais, riešutų baltais kalnais. Kaip senais gerais laikais, pavaišinsiu tave ledais. Liūdesys nebeateis.
mažais draugais, vėl būsim draugais. Būsim mažais draugais, būsim draugais. Būsim mažais draugais, vėl būsim draugais. Būsim mažais draugais, vėl būsim draugais. Matematika vyresniems. Šioje rubrikoje kalbėsime apie šiek tiek sudėtingesnius dalykus. Todėl suklusti turėtų ir vyresnieji mūsų klausytojai, o gal net ir gražiosios mamytės bei smagieji tėčiai. Šiandien susipažinsime su matematikos istorija. Kaipgi atsirado šis mokslas? Spėjama, kad daugiau nei prieš 30 000 metų, ar bent įsivaizduojate, kaip seniai, žmonės jau mokėjo skaičiuoti. Tai buvo nuspręsta iš archeologų rastų kaulų su skaičiavimo įrantomis. Ko gero, žmonės norėjo pasižymėti, kiek maisto jie turi, arba kiek laiko praėjo, ir brėždavo kauluose brūkšnelius, kad nepamirštų. Skaičius rašyti bei atlikti su jais veiksmus žmonės išmoko vėliau, maždaug prieš 5–6 tūkstančius metų. Tiesa, skaičiai buvo rašomi kiek kitaip nei dabar. Tarkime, egiptiečiai neturėjo skaitmenų, su kuriais susipažinsime kitose mūsų laidelėse. Jie turėjo ženklus skirtus žymėti vienetukui, 10, 100, 1000 ir taip toliau. Pavyzdžiui, skaičius 1000 buvo žymimas lotoso žiedu, turto simboliu, nes pavasarį pražysta labai daug lotosų. 100 000 varlės simboliu, nes Nilo potvynio metu varlių buvo tiek daug, kad negalėjai nė suskaityti. 1 000 000 žmogeliuko iškeltomis rankomis simboliu. Tad norėdami užrašyti 5 milijonus, senovės žmonės piešdavo 5 žmogeliukus. Bet naudodami tokius žymėjimus, jie vis tiek mokėjo atlikti sudėtingus veiksmus, tokius kaip sudėtį, atimtį, daugybą, dalybą. Naudojosi trupmenomis. Nepamirškite, kad tada nebuvo ne tik interneto, bet ir telefonų, mašinų, lėktuvų ar pašto. Tad skirtingose vietose gyvenę žmonės neturėjo galimybės bendrauti. Todėl matematika atsirado ir plėtojosi skirtingų metų skirtingose vietovėse. Na, o vos prieš 2000 metų žmonės jau mokėjo daugelį dalykų, kuriuos mokomės mokykloje ir šiomis dienomis. Jie naudojo tokią pačią skaičiavimo sistemą, kokią naudojamės mes, turėjo prietaisų skirtų skaičiuoti, skaitliukus pagamintus iš medžio, skaičiavimo lazdeles. Ar galite tuo patikėti, kokia laikui nepavaldi yra toji matematika? Net ir šios laidelės nebūtų, jei prieš daugelį metų žmonės nebūtų sugalvoję matematikos. Bet kol kas, gana apie tai, geriau dabar paklausykime dainelės apie 2 drauges. Klausydami pabandysime suskaičiuoti taip, kaip skaičiuodavo žmonės prieš 30 000 metų. Čiumpame lapą popieriaus ir flomasterius arba pieštukus. Kiekvieną kartą, kai dainelėje išgirsime gerą draugę aš turiu, popieriaus lape nupieškime brūkšniuką. Vėliau visi kartu suskaičiuosime brūkšnelius. Pradedam! Gerą draugę aš turiu ir priskinsiu obuolių, nieko man tikrai negali.
Ar patiko dainelė? Ar nepatingėjote ir skaičiavote? Aš skaičiavau. Nagi, kiek brūkšnelių padėjome? Skaičiuojame brūkšnelius ir po kiekvieno brūkšnelio lenkiame po pirštuką. 1. Lenkiame nykštį, storiausią pirštuką. 2. Lenkiame smilių. 3. Didįjį pirštuką. 4. Bevardį. Liko neužlenktas tik vienas pats mažiausias pirštukas mažylis. Taigi, suskaičiavome 4 brūkšnelius. Na, o dabar grįžkime prie istorijos apie matematiką. Taigi, prieš daugybę metų gyveno tokie matematikai kaip Talis, Pitagoras, Hipokratas, Aristotelis, Euklidas, Archimedas. Jie buvo labai protingi dėdės ir prigalvojo įvairių taisyklių ir išradimų, kurie naudojami dar šiandien. Bet apie juos pakalbėsime kitose rubrikėlėse. Na, o šios rubrikėlės pabaigai noriu paklausti jūsų vaikai, kągi šiandien vadiname matematiką? Ar žinote, kas toji matematika? Ogi, matematika tai mokslas, kuris padeda mums suskaičiuoti, kiek žaisliukų turime, padeda išmatuoti atstumą nuo namų iki mokyklos ar darželio. Mokėdami matematiką galime suskaičiuoti, kiek užtruktų apkeliauti aplink pasaulį, bei sužinoti, kiek laiko per gyvenimą žmogus miega. Matematika labai įdomus mokslas, kuris turi daugybę paslapčių. Daugiau jų atskleisime po savaitės. Matematika vyresniems. Šiandien jau atsisveikiname. Nepamirškite mums siųsti savo laiškučių, papasakokite, kaip gyvenate, ką veikiate, bei kaip jums sekasi skaičiuoti. Taip pat lauksime jūsų namų darbų, piešinukų su matematika ir jumis pačiais. Laiškučius siųskite adresu labasmatematika@gmail.com. Susitiksime kitą pirmadienį 15 val. Tad nevėluokite. Laidelę Labas matematika kūrė Smalsutė Ieva Jasiūnaitė ir Pleputė Lina Matiukaitė. Iki susitikimo, draugai! Labas, labas. Labas, labas, labas matematika.